šiandien aš jums noriu pasakyti Luna Morpheus. Taip, ją gavau per kalėdas ir esu žiūri laiminga ir aišku, kaip jau žinote, kas tarkėti gavo vienodą, bet koks skirtumas. Tai gal pradėkime, kaip ir visą laiką, nuo dėžutės. Na, štai yra graži monstrų dėžutė iš Bujork. Ir kaip matote, čia yra tokia plasmasė. Permatoma. Toliau čia yra užrašyta Monster High ir Monster High kukulytė. Toliau Monster High toks ir herbas. Toliau yra užrašyta Bujork. Čia tokia kaip ir miesto parašyta. Toliau čia aišku plasmasė, tralelė. Čia yra parodyta Monster High DVD Bujorko. Ir čia parašyta, kad DVD atsirado 2015 metais. Kaip matote, čia toks kaip gatvės žibintas yra. Užrašyta Luna Morpheus. Ir gaila nėra nei angliškai, nei lietuviškai. Tai kaip čia jau, žinot, čia yra Monster High PNG, tas paveiksliukas toks Monster High, tas Luna Morpheus ir čia yra parodyta daugiau negu 6 metų naudojant reikia. Toliau čia yra, kaip matote, čia yra Monster High logo, čia tas kaip ir pastatas taip dar tęsiasi. Gale yra, kaip matote, užrašyta Monster High. Čia yra Bujork taip ištensas. Štai yra Bujorko toks miestas, kaip žinot, ir čia yra parašyta Luna Morpheus, ir čia aišku visokiom kalbom. Toliau čia yra parašyta Monster High. Ir čia aišku jų ta svetainė. Tai va, štai ir visa dėžutė. Toliau čia kaip ir tas vidus yra, čia buvo įpapata monstrė. Toliau čia kaip matote yra parodyti, kad įsiema sparnai, kad sparnai gali į viršų ir apačią, ir kad įsiema rankos. Toliau čia buvo įdėtas stovo šukos ir tos angaliukas toks. Ir toliau čia yra parodyta, kad čia yra dienoraštis. O čia pradarai ir čia būna dienoraštis. O dabar pristatom pačią lėlę. Na tai aišku, pradėsiu nuo auskarų. Tai Luna turi tokį drugelio auskarus. Toks kaip eina per visą galvą kaip ir. Ir čia toks yra drugelis auksinis, kaip matot. Aišku, jie įsiema. Štai kaip matot, toks kaip lankelis, nežinau, kaip čia jis nori pavadinti. Toliau Luna turi tokias antenas, matot, tokias juodas, skišusias. Toliau Luna yra su tokia grifka ir jos plaukai yra surišti į 2 kaseles, kaip Drakulaurai Basic. Jos plaukai yra juodi su raudonom tokiams rageliam, tai labai gražu. Dar čia tokie šonuose yra išlindę, matot, tokie plaukeliai. Na ir jos ausis tokios, nežinau kaip čia pasakius, na tokios. Man tai kokį lapą užneša, nežinau ką jūs užneša, bet tokios gražios ausis. Na, toliau Lunos antakiai yra toks antakis ir čia toks taškelis per vidurį. Ir Lunos akys yra tokios, tie juodi, tai tokie kaip bičiuko rys, tokie gal truputėlį užneša. Ir jos akys yra, akių spalva yra tokia raudona. Ir jos lūpos tokios yra tamsiai pilkos. Atrodo, kad juodas, bet yra truputėlį tamsiai pilkos. Ja. Ir yra žiauriai fainos. Tai va, dar ji turi tokį tinklelį, juodą permatomą, kaip matote. Toks čia užsideda. Jis taip pat, aišku, nusiema. Na, toliau ji turi tokį, kaip čia pasakys, apsiaustą, kaip čia, nežinau, toks, kaip diržas, nežinau, jis taip pat nusiema. Štai yra toks ir jis toks turi čia tokį raudoną. Toks raudonas yra per pilvą. Toliau jį turi toks, nežinau kaip pavadinti vienu žodžiu, matot. Tokius. Ir va taip sudėjus yra tokia kaip kaukulė Lunos. Su tokiam labai gražiam akytėm raudonom, kaip matot. Toks labai gražus. Man jis labai patiko, nežinau kodėl. Na, Lunos sparneliai taip plasnoja. Ir apatinė dalis dar plasnoja. Aišku, šie sparneliai įsiema. Taip labai paprastai, bet įsiema sparneliai. Čia tokia skylutė būna. Aš tai labai gražus, tokie juodi ir tokie kaip ir raudonos, biškai truputį permatoma, taip truputį. Štai Luna turi tokius pilkus batelius. Jie yra kaip ir iki kelėnų, bet trumpesni truputėlį. Na ir Luna dėl tų batų gali stovėti, kaip matot. Ir jos batai yra labai faini, nes čia yra toks drugelis. Kaip matot, čia toks drugelis, kūnas ir čia jo tokie sparnai yra kaip aukštakulniai tokie, kaip matot. Toliau yra čia tokios kaip ir gėlės, drugeliai skraido, na ir žodžiu tokie visokiausi
šūdelį. Ir batai, aišku, taip pat nusiema. Na, toliau Luna turi tokį kaip juodą kostiumėlį, aš nežinau, kaip jį pačia pavadinus, bet toks labai gražus, toks kaip matote, ir truputėlį nuo šviesos biškiai blizga. Aišku, jis taip pat nusiema. Ir kaip matote, Lunos kūnas yra toks geltonas, toks ryškus. Ir jos kūnas toks kaip gygės, labai užrašo gygės kūną, bet nėra kaip gygės. Kaip matote, čia visokios tokios juostelės ir žodžiu, matot. Ir jai čia yra tokie įsikišę ant rankų tokie 3 spygliukai. Ir rankoje yra dar tokie 3 spygliukai įsikišę. Ir žiauriai yra labai gražus kūnas jos ir žiauriai faina. Va, matot. Na ir ji yra pridėta, kaip matot, su tokiu pagrindu. Jis toks visas yra toks kaip ir akmeninis, toks kristalas. Na, žinot, iš Bujork. Čia, aišku, yra parašyta Monster High. Matot. Ir va, labai gražus toks pagrindas. Ji dar yra su tokiam šukom. Čia užrašyta, aišku, Monster High. Ta kaukulytė ir tokia, irgi tokia iš kristalų pilkų. Na jo, čia yra pilkai. Pilkų dalių ir čia yra toks, nu ką žinau, toks. Nu, žodžiu, matot. Irgi pilkas. Ir žiauriai džiaugiuosi, kad tas yra permatomas. Todėl, nes Niekados neturėjau dar permatomą, tai labai fainai. Ir aišku, jį turi savo tokį dienoraštį. Ir šitam dienoraštį, kaip matot, yra parašyta Luna Morpheus. Ir štai yra ta pilka tokia kaukulytė. Ir gaila, aišku, nėra lietuviškai, ne angliškai. Čia tokie kristalai irgi tokie išlindi, balti kristalai išlindi. Ir čia toks, ne, žodžiu, matot, toks. Irgi kaip ir miestą užneša toks. Aišku, čia apie ją viską rašo, tralelė, aišku, ne lietuviškai, ne angliškai. Ir gale yra toks paveiksliukas raudonas. Ir kaip matote, Elės ir Mausėdės tai dienoraščių galai yra tokie patys. Kaip matote, su tais pačiais paveiksliukais, tik tai skiriasi spalvos. Tai va, matot. Na tai ačiū, kad žiūrėjot mano Lunos dėžutės pristatymą ir pačią Luną. Tai vien žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot Lunos pristatymą. Ir dabar mums pristatys Kasta. Tai žiūrime jos dabar pristatymą. Sveiki, čia aš Kesta ir šiandien aš pristatysiu Mausėdės King. Taigi pradėkime nuo dėžutės. Kadangi Klaudija jau viską pristatė, tai aš taip greitai papasakosiu ir viskas. Taigi čia yra parašyta Bujork, čia yra Monster High logo, čia yra Bujork filmas, čia Mausėdės nuotrauka, čia yra Bujork miestas, o čia yra aprašyta apie Mausėdės. Tai va. Tada einam prie monstras. Taigi ir pati monstrė. Taigi Mausėdės turi karūną, kuri yra tokia krištolinė elektrinės spalvos. Jie aišku nusijama. Jie taip pat turi ir auskarus. Jie irgi tokia krištoliniai, bet pilki. Jie aišku irgi išsijama. Kaip matot, Mausėdės plaukai yra tokie garbanoti, rožiniai su tamsiais rožiniais. Taigi, kaip matote, jos kūnas yra šviesiai pilkas, o antakiai yra tamsiai pilki. Akis yra šviesiai rožinės, o akis padažytos tokia šviesiai elektrinė spalva. Kaip matote, jos lūpos irgi yra šviesiai rožinė spalva ir yra tokios kaip strazdanėlės prie lūpų. Ji turi tokius, kaip auskarai, tokius krikštolinius pilkus antpečius. Ji turi ir diržą, tokia krikštolinė elektrinės spalvos. Jis irgi nusijama. Taigi ir jos suknelė. Viršutinės suknelės dalis yra juoda, su tokiais auksiniais taškiukais irgi yra tokia kaip odinė. O apatinė yra tokia geltona, tokia su visokiais kristalo raštais auksiniais. O apačioj turi tokį juodą tinklėlį. Permatoma. Suknelė aišku irgi nusijama. Taigi jos batai yra tokie kaip ir jos antpečiai, tokie krištoliniai, pilki. Kaip matote, prie jos rankų yra padaryta toks kaip kailis, ant kojų irgi yra padaryta. Taigi jie turi ir uodegą, tokia graži rožinė uodega ir jie aišku irgi išsijama. Kaip matote, jie yra mažesnė nei kitos monstras. Taigi stovas irgi yra toks krištolinis pilkas, čia parašyta Monster High. Taigi šitas stiebas irgi yra pilkas, o antgalis yra toks permatomas. Šukos irgi yra tokios krištolinės pilkos. Taigi ir Mausėdės dienoraštis. Čia kaip matote parašyta Mausėdės King. Jums jau galą rodė Klaudija ir visų monstrių. Taigi čia kaip matote rašoma apie ją. Tai gaila nėra lietuvių. Taigi ačiū, kad žiūrėjot mano Mausėdės pristatymą. Dabar žiūrėkit, ką pristatys Ketė. Sveiki, čia Ketė ir šiandien aš jums pristatys Elę Idi. Taigi pradėsiu nuo dėžės. Čia yra permatoma, čia taip pat permatoma, čia yra DVD, o čia yra Elės nuotrauka. Čia Bujork fonas, parašyta Bujork, čia parašyta Monster High ir Monster High logo. Šone taip pat Monster High logo.
o gale yra Bujork nuotrauka. Taigi dėžę baigiam, nes Klaudija ir Kęsta jau pristatė. Taigi dabar pristatysiu pačią Elę. Taigi ji turi tokį papuošalą galvos, jis yra žydras ir truputį kristalų čia ir jis nusijama. Iški sunkiai nusijama. Tik dabar aš jo neišimsiu, nes jis yra gerai pririštas su gumėlėmis. Jos plaukai yra labai gražus, jie yra surišti ant šono ir jie yra garbanoti ir tokios elektrinės, violetinės ir juodos spalvos. Ji turi tokias ausis kaip kolonėlės ir violetinės spalvos auskaras su taip pat truputį kristalų. Jos antakiai yra priekyje subrūkšniuoti ir jie yra šviesiai violetinės spalvos, tarp antakiai ji turi kompiuterio įjungimo mygtuką. Jos akis yra tokios robotiniškos, jie akis yra pasidažysi tokios šviesiai elektrinės spalvos ir lūpos yra šviesiai violetinės spalvos. Ir jos veidas yra toks subrūkšniuotas. Taigi dabar suknelė turi tokį kaip sidabrinį diržą. Jos suknelė yra tokia šonuose violetinė, priekyje yra juoda su žydrais mėlynais ir tamsiai violetiniais taškeliais. Taip pat ji turi tokį gražų apsiaustą, jis yra permatomas violetinės spalvos ir jis toksai robotiniškas. Ir čia yra specialiai skiliai įkišti spalvai. Jos batai yra žydri ir permatomi, taip pat ji čia turi taip pat kristalų. Jos kūnas yra šviesiai pilkos spalvos ir taip pat subrūkšniuotas kaip ir veidas. Jos kūnas yra toks pilkas ir čia yra permatomas. Jos šukus taip pat pilkus. Jos dienoraštis labai gražus, čia yra violetinė spalva ir čia yra parašyta Elė Easy ir gaila, kad nėra nei lietuvių, nei anglų kalbos, bet galas labai gražus. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mano pristatymą ir čiau! Ačiū, kad žiūrėjot! Tikiuosi jums patiko Lunos, Elios ir Musėdės pristatymai. Ir laukit mūsų kitų video. Ačiū, kad žiūrėjot!